BetSafe kazino, BetSafe lošybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tu matai? Žiūrėk, neužblokuos mum YouTube'as. Svarbu, aš važinėju. Tai čia mes prieš filmavimus buvom pas tikrą rydą. Sveiki vyrai. Ir aš tengi printonas šalia. Aš manau, ko jie vaikšto, ko jie be nuotaikos. Va, jie išėjo, kol mes sėdėjom viduj, jie užklijavo lipduką. Aš manau, čia nebe jūsų pagalbos. O tai ir neišdavėt. Svarbu, neišdavėt. Nieks nieko, kaip nieko. O aš atsisėdau ir nuvažiavau. O dabar filmuojam. Galvoju, kas ten įbrėžė man kapotą. Prieinu, žiūriu, Rolandas bibi parašyta. Laukit, BMS'ą slėpkit, žinokit. Kažką tikrai ne tik užklijuosi. Faktas, kad jiem pizda. Sveiki atvykę į mano kanalą, ačiū, kad prenumeravot, ačiū, kad iš karto uždėjot laiką. Šitą seriją apie mano automobilį iš Amerikos. Jis atvyko neseniai ir aš nieko nemačiau, nieko nežiūrėjau, pažiūrėsim kartu su jumis. Visus malonu matyti, mes pradedam ir pradėti aš noriu nuo pamokos. Kad visi mes degam automobiliais iš Amerikos, visi automobilistai, būkit atsargus, užsakinėkit automobilius ne už paskutinius pinigus, žiūrėkit atidžiai, ką perkat. Šitą istoriją galbūt bus gera arba bus bloga. Kviečiu jūs keliaut kartu ir pažiūrėti į tą mūsų istoriją su mano automobiliu iš Amerikos. Reikia su pinigais elgtis gražiai. Pirkdami automobilius iš Amerikos reikia apgalvot, ką perki, patikrint, pasižiūrėt, išsirinkt mašiną, įvertint visas klaidas ir problemas, jų gedimus, sužiūrėt ir tik tada pirkt automobilį iš Amerikos. Kitaip jūs galit papult ant neblogų pinigų. Gali būt, kad jie maišė. Įvertinkit savo visas galimybės, pirkdami automobilius iš Amerikos. Neišleiskit visų savo finansų ant vieno automobilio. Įvertinkit jo būklę. Galbūt jis yra neidealus, galbūt yra paslėptų defektų. Elkitės protingai. Pirkimo metu būkit su šaltų protų. Dar kartą apie ką mes? Hello, darkness, my old friend. O aš noriu būti su jumis atviras. Ir aš savo patarimais nepasinaudoju. Jūs seniai greičiausiai matėt serijas, kai aš kažką perku ir parduodu. O pas jūs nėra klausimo, kodėl. Atsakymas paprastas. Aš ištaškiau visą biudžetą link GTR. Ir ištaškiau jį ne ant GTR. Aš net skoloju savo tėvam. Net tėvai man biškį padėjo su to pirkinuku. Jie irgi paklausė, Rolandai, ar tu su blaivia galva perki mašiną? Aš nežinau kaip ir kas bus su šito automobiliu, kas bus su manim. Galbūt aš numesiu daug svorio, nes valgysiu grikius. Bet keliaujam mes kartu į šitą nuostabią istoriją. Šiandien jinai prasidėjo. Pažiūrėsim, kuom baigsis. Mano rankose Porsche Panamera GTS V8 21 metų. Porsche'as jūsų ekranuose, jis jau mūsų kieme. Balandžio mėnesį nupirkom, po 2 mėnesių jis prie garažo. Neieškokit jo mano garaže nėra, jis ne mano garaže. Čia įsivaizduokit, kad jo nėra čia. Nenoriu, kad būtų kaip su dronu, žinai. Negalvokit, aš iš svetimų problemų nenoriu juoktis, nieko vieniem ar kitiem. Tai aš nenoriu, kad man tai pasikartotų. Tai įsivaizduokit, kad čia šitą mašiną ne mano garaže. Ir patikėkit, mano garaže jinai bus labai retai. Tai kas dabar jau iškart rankas jau, kad galima lempas nuimtas, anas, jos nerasit mano garaže. Neįmanoma. Jinai dažniausiai bus servisuose. Aš taip galvoju. Mes dar nežinom, bet aš įsivaizduoju. Einam, pažiūrėsim, kasgi mum atvažiavo už 36 250 dolerių nupirkta Amerikoje. Su visais pristatymais. Autovai nėra pasirūpino, kad viskas būtų sklandžiai, greitai ir be mano įsikišimo. Jie viską padarė nuo A iki Z, nuo užsakymo iki pristatymo į vietą. Pasiskambino, kai Rolandai, atvažiuok, pafilmuok, mašiną traukiam iš konteinerio. Tai gal tau bus įdomu, kaip, kas. Ačiū jiem labai, tai jų linkai čia, prenumeruokit. Vyrai geri, atlieka savo darbą puikiai. Ir aš jiem tikiu ir atsakau savo vardu. Čia galiu garantuoti ir daugiau aš nekomentuoju, neklauskit durnų klausimų. Einam pažiūrėsim, ką mes turim. Turim mes Porsche raktelį. Deja, jis tik vienas. Dreba rankos. Net raktelis atrodo kaip mašina.
Deja, jokios gyvybės nėra. Mašina purvina, mašina plaukė 2 mėnesius, prieš tai stovėjo aukcionė. Aš manau, mes daug ką surasim. Aš buvau tik porą kartų įlypęs, bet jums galiu pasakyti, kad... Opa. Jau prasideda bairiai. Kas čia? Karbon, bazė. Čia baza vadinama. Net dangus verkia šiandien. Nes mato Dievas, į ką aš ištaškiau pinigus ir galvoja, durnelis. Jeigu tu taip galvoji, parašyk komentaruose. Iškart duodam pavadinimą jai. Galbūt jūs galite man padėti ir padėti sugalvoti šitai gražuoliai. Kitaip ją nepavadinsiu. Aš vyrų ją nepavadinsiu. Tu pavadintum? Nu tai va. Net Deividas nepavadintų. Gražiai panelė ir jai reikia vardo. Primeskit komentaruose ir galbūt vienas iš jūsų, blemba, padovanosiu megztinį. Rimtai padovanosiu, nes kaip tik skolininkui vienam megztinį gaminama ir antrą pagaminsiu ir išsiųsiu jum kaip už geriausią vardą. Tai padarom. Kas daugiausiai surinks laikų, po kurio vardu, pavadinimu surinks daugiausiai laikų, tas ir laimės. Važiuojam toliau, ką mes turim? Parkai. Šiaip čia yra pilniausios lempos, nuo žodžio pilnas. Mašina pagal savo komplektaciją nėra pilna. Trūksta ant stiklo parodymų. Čia toks vadinamas ekranėlis, kuris rodo ant stiklo. Nežinau, kodėl jo nėra, tiesiog nedapirko. Pritraukėjai yra, lempos geros yra, nėra distroniko, yra lempa, 3 šiam kameros. Jau kažkas čia jau pridarė reikalų, Daug ką yra pasakot. Davai, įlipim gal viduj, pasėdėsim, pažiūrėsim. Gaila, dar nepajungtas akumas. Aš jau nupirkau akumą, tai mes kai įstumsim mašiną į vidų, aš parodysiu daugiau, įkišiu normalų akumą, nes visi amerikiečiai grįžta su sugadintais akumais, iškrautais. Tai ten jau pamaigysim, pažiūrėsim radio, muziką. Plevelės nėra. Tas naujesnis Porsche'as, jis, žinai, ko malonus. Čia nėra tų krūva mygtukų. Čia va, padidint klimą, garsas tai ne... O gal ir patogu. Pagal viską pas ją ventiliuojamos sėdynės, šildomos sėdynės, tai yra wow, tai yra super. Kol kas nematau, kad paliktų kokių dovanų, žinai. Saldainių? Ne. Aš jums pasakysiu, kai aš pirkau, degimas buvo įjungtas. Ir jeigu aš tiksliai atsimenu, vat šalia manęs bus Carvertical ataskaita, bet prieš pirkdamas, aš jums pasakysiu, kad aš atsimenu rydą 22 mylių. Tai va, ataskaita aš patikrinau prieš pirkdamas, nepirkit, nepatikrinus, aš patikrinau, pažiūrėjau nuotraukos, viskas, kaip matot, va dabar ataskaitai, tokios pačios nuotraukos buvo ir aukcione, kaip mes matom nuotraukose išsaugota. Ir ekranai dega, taip pat parodyta rida ir jinai užfiksuota maža, nes mašina absoliučiai nauja. Mes su Deividu sėdim. Deividas sakė, kad kvapas odos liko, bet aš kai jau šitam dalyke automobilių iš Amerikos jau ne paskutinis žmogus, aš žinau, kad čia dar biški kvapas yra amerikiečių. O su nuolaidos kodu Rolandas jūs gaunat 20% nuolaidos visiems automobilio patikrinimui. Ir prieš pirkdami iš aukciono, iš Europos ar Lietuvoje pasitikrinkit ir būkit saugus. O mes galim įrašyti save va čia. Nes aš antras. Va, last name čia pavardė. First name čia vardas. Mano anglų kalba. Aš labai tikiuosi. Ir pas mane kol kas gera nuotaika, o serijos pabaigoje gali būti bloga. Bet balandžio mėnesį aš ilgai ieškojau GTS-o arba turbo. Kodėl Porsche norėjau pabandyti ir norėjau už visus pinigus. Porsche Panama yra paprasta, galima nupirkti pigiau. Ir viso biudžeto aš neištaškyčiau. O čia GTS. GTS ir turbo, čia 2 skirtingos mašinos, bet labai panašios. Varikliai vienodi, tik kilovatų skirtumas. Gal, aišku, ir kompai, galbūt turbos kažkiek, bet labai minimaliai. Aš manau, kad viskas ten vienodai. GTS, jis daugiau drive'ui, jis daugiau į trasą. Turbo šaut tiesiai. Už tokius prikolus jūs galite prenumeruoti Deivido Instagramą. Jis pamiršo pakrauti mikrofą. Man, žinokit, nusuka galva, nes mes sėdim ir taip, man tai pavyko. Gerai, kaip aš ją nupirkau? Ieškojau 2 mėnesius arba turbo, arba GTS. Kai aš sugalvojau pirkti GTS arba turbo,
Jų buvo krūva. Kol aš dar rinkau tinkamą sumą ir po naujako praėjo mėnuo gal, pradėjom ieškoti mašinos. Nėra, nors tu nežinau, pasikabink. Nu nėra jų. Ieškojom, laukiam visoje Amerikoje. Ir vieną dieną, šiaip čia ne pirmą mašiną mes laimėjom, trečią. Buvo daug aukcionų, kurių nelaimėti, trečią tik kažkiek. Jo. Dėja, aš nefilmavau jų, žinot, kas bandė dalyvauti aukcionuose, aš manau, žino, šurpuliukas toks. Ir tu pamiršti apie viską, apie savo filmavimus, apie net kameras nespėjai įjungti. Tos pirmas dvi aš nenufilmavau, dėja mano klaida, bet ten nėra ką žiūrėti. Daužtas, tiesiog daužtas ir išėjo po 35, po 33. Daužtas, bet nestipriai. Aš galvoju, lempas pakeisiu ir viskas. Ir čia iškrenta šitą meilužę. Tokia graži, tokia saldi. Ir aš kai pamačiau spalvą, tu būsi mano, viskas, reikia imti. Ir pasisekė. Paėmėm, laimėjom aukcioną už 35, oferį. Žinai, koks oferis atėjo. Žinai, pasakiau savo mašinai viso gero, man neatidavė, nes mes nepasiekėm pinigų sumos. 56 gabalai. Ir aš sakau, autovainierai skambinau, sakau, ačiū, buvo malonu dirbti, matyt, ne šį kartą ir ne jinai. Jie sako, palauk. Baig, jokus, mes sako, dirbam su tuo, viską padėsim. Čia niekaip ne reklama, aš netikėjau. Tiesiog neįmanoma. Jie rašo 36 dupam, nusiunčia oferį atgal ir ateina patvirtinimus. Gerai, imk, aš galvoju sprog. Savaitę laiko aš tiesiog nieko nedariau gyvenime. Nieko, nei bedirbau, atsiminiau, buvau dingęs savaitę. Atvažiavo, už 36 dupam mes laimėjom ir visa suma gavosi. Čia, Lietuvoje, prie garažo, 49 380. Parašyta, kad tu rink man atkės ir, pamiršk apie Porsche važinėjimą. Vakar, kas parašyta. Man net liežuvės neišneša, kas parašyta. Variklio defektas parašyta. Ne tai, kad variklio defektas. Parašyta aukcionė buvo Don't run and drive. Not run and drive. Kažkas tokio. Bet ne waterfloodas. Va tame ir esmė. Tu nufilmavai gale kilimėlių, jinai po cheminio valymo ką tik išvažiavo. Žiūrėk. Žinai? Po cheminio valymo mašina išvažiavo. Dovanų mum paliko. Dedam ant stiklo. Nes bijom subraižyti, tu aukštas, viską pamatysi. Babina 1, babina 2, babina 3. Ir taip iki 8 gali skaičiuoti. Kas čia? Kažkoks laikiklis. Varžtas nuo laikiklio. Ir žvakių. 8 vienetai žvakių. Žvakių, visokiausių gaikučių, laikiklių, visko. Ir viskas, kas buvo nuotraukose Amerikoje, paprašiau. Ir vyrai surinko, stebėjo, kad niekur nieks nieko nepaimtų ir jokių sos, mazos, subų nepaimtų nieks, nepavoktų. Tu žinai tos bairius, kad vagia jos. Vagia visur. Autovainierą paėmė ir iki galo viską davė, kad nieks nieko nepaimtų. O lempas, už šitas lempas savininkas sumokėjo papildomai. Jie turi pavadinimą Black Smoke. Kažkas tokio. Bet, kažkas ten panašiai. Aš neatsimenu kaip tiksliai, bet papildoma opcija pirkime. Tu perki Porsche, damoki belekiek, gal apie 5000 eurų. Dolerių. Už tokią? Taip. Plastikai. Va, viskas tai belia kokių šaibų kainuoja ir viskas yra. Aš mačiau, kad po kapotu ten tragiškai viskas atrodo. Mes viską tai pamatysim toliau. Aš įvarysiu į garažą ir viską parodysim. Yra mifas, kad iš lavoninių mašinų tiek neuždirbsi, kiek paėmė vieną mašiną brangę, surenki, parduodi į užsienį ir nesuki galvo. Pažiūrėsim, pagyvensim, pabandysim. Man tai čia... Tiesiog klausimas, ar bomžausi, ar liksi gyvos. Taip, ar grikius valgysiu, ar, žinai, kavinėse. Tokią mašiną aš su tralu prašysiu. Jeigu bus kažkas su varikliu, arba bus kažkoks defektas, aš prašysiu tėvo, kad jis mane pavežtų su tralu iki kavinės ir aš ten akumą pajungsiu, atrakinys, užrakinys, žinai. Šiaip aš perskaičiau dar, kad šitie ratai yra patys pigiausi iš pasirinkimo. Čia GTS ratai, bet jie patys pigiausi. Tada perskaičiau, kad matot, čia nepurvinas, čia yra toks Shadow Line'as, juodas blizgus, o yra matinis apačioj. Čia nedapirko, čia jis nesugebėjo nupirkti juodo blizgaus. Čia gali būti juodas blizgus. Ir pasakyk, Dividų,
paliubomu žiūrėtųsi daug geriau, jeigu čia būtų juodas blizgus. Ar ne? Aišku, tai kitaip. Tai lempas jis dapirt gali, o apatinių tų negali. Svarbu yra pritraukėjai. Aš nežinau, negaištam laiko, varomės į garažą, nes toj prasidės lietus, mums to nereikia. Įvarysim, pažiūrėsim variklį, išpilsim tepalą ir greičiausiai šiandien užkursim. Tai ką, mes jau garažiam. Ir realiai nelengvas darbas yra ją įstumti garažą, kai jinai nevažiuoja. Reikėjo įsukti varžtą iš apačios į dėžę, taip dažniausiai būna pas BMW'us. Įsukom, užstumėm ir vos pakėlėm. Perė šitas paršas 2-2. Tai su manim 2-3 gaunas. Gerai, man pats įdomiausias dalykas, aš nupirkau bateriją. Kaip mes visi žinom ir pasirūpinkite iš anksto, aš pasirūpinau irgi iš anksto, nupirkau, kad mums būtų įdomiau žiūrėti šitą seriją kartu su jumis, kad iškart ją atgaivinti. Iš Amerikos visi automobiliai atvažiuoja arba pasisekė atjungta klėma, arba iškrautas pilnai akumas. Su tokia bandūra atvažiuoja prie mašinos, atidaro bagažinę, ant pliuso, ant minuso, čpunk, palaukia porą sekundžių, akumas iškrautas pilnai ir uždegimo pavojaus nėra. Kad konteinerio neužsidegtų kitos mašinos, taip daro. Deja, bandžiau krauti seną akumą, jis niekaip nesikrauna ir jūs to nedarykit. Aš trumpai pasakysiu, kodėl. Buvo pas mane susprogę tokie akumai, kur atsistatė lygtais, kūrė mašiną, važiuoja, bet viena dalis iš jų šyla gerai, kaista viduj ir po to akumas išsiplečia kaip futbolo kamuolys ir sprogsta, nes jis neturi kur dėtis. Dažniausiai, žinai, yra užsuktas, prisuktas, prispaustas ir ant Eviko buvo kaip prispaudimas toks akumo, žinai. Tai Eviko papukai pasidarė iš akumo ir jis sprogo. Nes prie įdomesnio. Poršas ant keltuvo dar nekėlėm. Įdomu, ar yra iš vis katalizatoriai, viską pažiūrėsim. Bet pirmą, ką mes padarom, tai įmetam akumą ir einam į priekį. Pažiūrėsim, kas ten su to varikliu, kaip ten kas. Pabandysim šitoj serijoje iš pradžių įpilt skysčio, žybalo. Palauksim 24 valandas, kol viskas atmirks. Ir tada jau bandysim sukt, kurt. Ir čia bus du variantai. Arba aš laimėjau, arba aš pralaimėjau šitam gyvenime. Liftas. Oi, Deividai, liftas. Čia bus liftas. Kaip tau karbonas? Jeigu mes dabar čia numesim kažką ir jis trūks, bus gaila. Mes atsargiai įdedam atsargiai akumą. Taip, pliusas tenai, minusas tenai. Pašviesi man kaip tik. Op, įsidėjom. Mes tik įdėsim, kad jis čia būtų. Nebūtinai mes jį turim priveršti. Duracell paėmiau, žinai, brangesnį biškį. Malonu, labą dieną. Žinok, drebu kaip vaikas. Aišku, mašina kaip mano būtas kainuoja. Bet mes negalim sukt, nes, su protu. Jeigu be proto pirkom, tai davai nors su protu pabandysim užkurti ją. Tu iš vis įsivaizduoji? Ne tai, kad čia jis juda. O tu pažiūrėk, čia jau subraižyta, o čia plevelė naujo. Ai, ne? Tu matai? Poleris atidarytas, gaila. Aš nežinau, bet girdėjau, kol plaukia mašina, perskaičiau, kad turi problemų šitie spoileriai. Jie nesusideda. Opa. Aš pasirašiau, kad nesubraižyt snukio, nes čia vaikščiosim, rodysiu aš tau vis. Kaip aš jau ir sakiau, automobilis grįžo su nežinomu defektu. Pakeliam mašiną, pažiūrim, ką mes turim iš apačios. Man svarbu, kad variklėje nebūtų vandens. Tepale, kad jis baisu. Įsivaizduok, jeigu jinai nukrys. Opa. Kas čia? Tepaliukas. Iš kur? Iš Amerikos. Iš Amerikos. Tamsus labai. Baliamba, Deividai, tu pažiūrėk, viskas nauja. Pažiūrėk. Jinai vandenį nebuvo. Nes dažniausiai jau rūdės. Lenda iš varžtų, minimalus. Jeigu nors jinai kažkiek pastovėjo, tai jau lystų jau viskas. Spaipas, reguliuojamas, garsas. Laimlingas? Tai ne! Tu pažiūrėk, kaip gražiai jinai atrodo. O, barkodas. Jinai dar nauja. Ir visur, visur, barkodai tie. Šiaip aš noriu padėkoti autovainierai, kuri pristatė man šitą automobilį, nes
kai iškrovinėjom, tai labai viską žiūrėjo, stebėjo, kad daug nesulankstyt, bet be tokių pabraižymų, neapsėjusit, neįmanoma. Čia netgi gali būti, kad kelimo metu, kelimo į konteinerį, ne iškrovime, o kelime, pakrovime, ne iškrovime. Karoči. Ir aš mačiau, kaip jie viską iškrauna, ant mano akių iškrovinėje, tai labai gražiai, nes dažniausiai plastikai būna, opa, labą dieną, pažiūrėk, jau dažai čia jau rūdys automobiliukas. Bet šiaip plastikai, ne plastikas, o toks medžiaga tokia, kur, patys suprantat, 21 metų mašiną tektų pirkti, o pakravimo metu dažniausiai pas mane visi, kas buvo pakrauta, visos mašinos iš Amerikos, visos buvo sulaužytais dugno apsaugom. Bet čia žiūriu gražiai, o iš šitos pusės žiūrėk, kaip ir tvarkingai viskas. Gerai, einam prie įdomesnio. Kaip jūs supratot, kaip aš ir sakiau, atvyko automobilis su Don't Run and Drive. Čia nevažiuojantis ir... Ajo. Seniai. Žinai, ką reiškia? Ką? Vat aš to ir bijojau. Čia interkulerio žarnas. Nemaloni situacija. Išvis nemaloni. Aš net neturiu dabar žodžių nieko pasakyti. Čia reiškia, kad galimai vanduo buvo variklėje normaliai. Jeigu iš nuo interkulerio atjungia žarnas, tai reiškia įsiurbė visgi vandens. Bet aš pirmą kartą matau, dažniausiai viskas sujungta ir viskas. Čia atjungta. Pabandom išleisti tepalą, pažiūrėsim, kas tepale, ar jo tinkamas kiekis, koks jis, kaip jis. Ir jeigu ten bus vanduo, bus šakės. Bus šakės, aš valgysiu grikius. Ranka tai man jau aptašė. Jo, dabar svarbu kiekį sužiūrėti. Pilasi, reiškia, kažkas yra. Čia pagal viską mes paėmėm su tavim bliūdą mažesnį negu kiekis variklėje tepalų. Kiekis šitam variklėje 9 pagal visus parametrus. O tai ką man dabar tau padaryti? Kol kas laukiam. Jį galbūt išpylė seną ir įpylė naują. Tai va tau ir baigėsi viskas. Va čia dabar problema. Kodėl neįpylė pilną? Kodėl 9 litrų neįpylė? Brolelė. Švarus, gražus, nieko nepasakysiu. Gerai, kad jis nors yra. Čia jau gerai, bet kad jo netinkamas kiekis. This is problem. Radom dar vieną problemą, matai? Posparnį. Kaip nebebūtų, mes pravedam defektaciją automobilio, žiūrim, kas kur ko trūksta, kas trūksta tepalo variklėje, trūksta sujungtų žarnų, bet ir pažiūrėjom, kad yra posparnis, geras, o iš šitos pusės sulūžęs. Maždaug iš apačios viskas atrodo tvarkingai, vienas nedidelis defektas. Nebetempiam, aš jau greičiau noriu ją kurto, mums dar 24 valandas laukti. Leidžiam mašiną, pažiūrim filtrą, jeigu filtre viskas tvarkoja, aš turiu naują filtrą, pakeičiam. Ir viskas. Bet jeigu mes atidarysim ir tepalas buvo šviežus ir filtras šviežus, ir nei vandens, nei purvo nieko, atsiprašau, aš atgal sudedu, pirmam užkūrimui tikrai užteks. Kas? Naujas. Kaip jis gali būti naujas, jeigu ten tepalo buvo? Paaiškinti man. Jeigu aš viską aiškinsiu, mes nedaisim iki galo, tai yra kaip yra. Kišam. Kišam ir negalvojam? Ir negalvojam. Ką čia galvot? Manau, šakės varikliai čia. Jūs tiesiog supraskite dabar, kad aš tokio stadijoje, jeigu jinai neužsikurs, tai bus... Tai miške palapinį ir ne šiaip palapinį, žinai, prabangioji, o be mėgmaišio. Ir nežinau, ką valgysiu netgi. Tai kurt mes vis tiek negalim, įpilam skysčio. Aš paėmiau 2 tokius dalykus. Čia yra atmirkyt žiedam, palaukiam 10-20 minučių, bet čia rytoj. O šitą mes įpilam ir paliekam parai. O praeis parą, jį atmirkys, čia žybalas. Ir su šito mes damušim, kaip sakoma, žiedus, kad tikrai jau 100% nieko neapgadin. Reikia minimaliai. Nebūkit, kaip aš pirmą kartą su Eviku įpyliau pilnus cilindrus ir turėjau problemų, kad tai po to įsiurbė
į įsiurbamąją koliką. Ir turėjau problemų, reikėjo rinkti. Tai va, įpilam viską iki galo, praeinam visus cilindrus, paliekam 24 valandom ir bandysim kurti. Liko visai nedaug. Tai ką, jum tai praėjo sekundę, o man 24 valandas aš atlaukiau, beveik. Nepilnas. Tokių pačių laikų susitikom ir aš jau tepalus įpyliau. Pilnai į variklį, jis pilnas tepalų ir laukia, kol mes pabandysim jį prasukti. Pažiūrėsim, ar sukasi, va tas dalykas, jeigu variklis nors kažkiek prasisuka, tai jau yra geras ženklas, reiškia su viduriais viskas tvarkoj, bandysim kurti iš rakto. Bandom daryti, nešnekam daugiau. Tu žinai, ką mes darom? Prasakinėjom dabar variklį. O. Nu jo, tai nemalonus garsai, tai kažkokie. Nu, sukasi, va. Šiaip dar jau gan lengvai sukasi. Nu, sukasi, reikia pabandyti prasukti. Mes prasukom mechaniškai, dabar reikia prasukti su starteriu. Tai akumas pajungtas, tepalas įpiltas, bandom sukti. Pasidomiausias dalykas lyg. Va, bet yra abejonių, kad iš vis prasuks, nes daug kas atjungta. Nu, žvakės atjungtus, ar taip galima. Jeigu dos sukt ir prasuks. O jeigu ne, darysim. Bet įsivaizduoji, prenumeratorius, va. Pasadinsiu, kur nors susitiksim, mytą padarysim. Pravešiu, ne? Arba jie mane praveš. Gerai, ant 10 vaktų turim. Gerai. Tepalas įpiltas. Nu tai eisim kurt. Pasiruošk. A, kaip tau? Palikau. Ne. Šiaip meta klaidas. Aha. Gerai, tai kol kas nesikūrė. Stringa variklį. Tarararam. Greičiausiai šiandien užkursim. Upo. Navigacija įsijungia kažkokia. Tokie kaimiečiai. West Palm Beach, Florida. Wow. Bet esmė tame, kad... o kam galia navigacija? Kad žmogus matytų ir naviguotojai, ką? Palauk, o muzika, kaip įjungt? Skreisim iki Palangos? O taip. Palauk, čia dar yra va, Sport pakaba. Sport plus pakaba. Bet tu matai, kad čia tiesiog toks kaip stiklas. Čia pakaba. Nelabai nori spoileris susidaryti. Sakiau tau. Čia jau standartinės bėdos. Antipraslydimas, čia start stop. Gerai, ką mes turim? Trip. Aš net nežinau, kur kūrą pažiūrėti. Tu teišės sakau. Kaip veidrodžius man atidaryti? Aš pagalvojau, kad sulaužėm. Važiuojam į garažą, pasėdėsim mašinoje. Ne, nu faina, bet muzikos. Mes taip ir nesulaukėm muzikos. Aš noriu tau kaip melomanui parodyti muziką. Play FM. Jie patys, sakau, pasisuka. Šitas, tas, viskas. Čia nieko nepareguliuosi. Jie patys pasisuka. Už čia to dalykai. Ten vidu viskas. Kur tai jau? Sukinėsi, kai va čia to spaudė. Va čia to tai vandarai. Ir tam va reguliuojasi. Aš matau, kaip juda. Va, matai? Va, matau. Jo. Bum. Asigenai. O kaip tau galia, kad jūs tik dviese galėsi sėdėti? Tai normaliai. Aš, o panelė. Visi? Va. Tai vat vis tiek aš to nesuprantu, kad tipo reikia va tai va. Netikiu. Nu, biški piršiukais reikia padirbti, žinau. Tipo, kad piršiukais reikia padirbti Porsche. Šiaip porankio aš dar nematau, ištrauk porankį. Nėra porankio. Yra. Patogu? O, nėra jokių daiktų. Ne. O įdomu. Nu ne, čia tai pavyzdžiui sėdynės, bet sėdynės, pavyzdžiui, važiuoti ilgam nuotoliu, tai yra jau čia sudėtingai, man atrodo.
Davai, vat, kai aš užkursiu, Sudėtinga. pravešiu, tada ir pažiūrėsim. Sudėtinga. Nes bet galės sėdėti vietos užtenka? Užtenka. Jos užtenka, bet aš, pavyzdžiui, kai mėgstu biškį, va tai važinai tokį prisės, tai biškį yra. Bet šiaip, come on, tu viską lėti, čia viskas nauja, viskas gražu, viskas simpatiška, kvapas netgi. Supratai, ką reiškia tokį kamerą? Supratau. Supratai? Supratau. Žinok, man vieną ranką palauk. Jinai gan sunki. Nesuprask mane blogai. Aš galiu lysti variklį, bet aš viską sužiūrėjau. Tepalus sužiūrėjau, nes be žvakių variklio prasukti negalim. Kas ten gali būti? Dabar reikia sulaukti eilės. Jo, gal žiūrovai žino. Galbūt kažkas jau vairuoja tokią mašiną ir tvarkė tokį pat dėžį. Bet reikia užsirašyti, sulaukti eilės ir tegul meistrai normaliai pasako. Nes matai, man davė kontaktą gerų meistrų, kurie užmes akį ir pasakys plius minus kur kas. Jeigu pasakys numes dėžę, tai aš numesiu pats dėžę ir žiūrėk. Pasakys keist variklį, iš pradžių rinksim pinigus varikliui, o po to jau jį keis. Jeigu pasakys, Rolai, va čia geriausia bus, jeigu, Rolai, tai čia masės trūksta. Užsikūrė. Bet gydys biškai, kad neužsikūrė. Okay. First in and the last out. Never tried to go the fast route. Marathon, not a race. Putting hours in, I cash out. Game time been lit. Been the man, been him. In the box like 9-9. Got pinstripes on my skin. Okay, go mamba all in my zone. When the wind going home. Hear it all in my tone. Worked hard for this throne. You know I'm never lazy. Not to face me. See me win, but those L's made me. Hear him talk, let him talk. All the ghosts have been called crazy.